Labas rytas. Nu va, išmiegota šį vakarą Dainų estradoje. Žiūrovų, kaip visada, nėra. Gerai, aš įsimiegojau, sausai. Šiandien saulytė šviečia, bet nebus šilta. 18-19 tik tai. Numato lietutį, kažkokį trumpą 12 valandą. Gal ir nebus, žiūrėsim. Žodžiu, šiandien teks padirbėti. Vakar nenuplaukiau ten tų kelių kilometrų. Ir šiandien nemaža trasa, tai sustojimų daug nebus. Bus vienas miestelis, nueisiu iki parduotuvės. Ten gal kažką trumpam užkasiu pietum ir varysim. Na, aš vėl kelyje, nebetoli jau ir pasienis. Dar ten kilometrą ar du upė teka Lietuvos-Latvijos sieną, o paskui jau bus tik tai Latvija. Tai realiai dabar plaukiu ten, kur turėjau būti vakar. Ir jeigu nesinoptikų prognozę, kuri pasitvirtino 2 valandom anksčiau, būčiau šitą vietą pasiekęs, bet klausimas, kaip būtų buvę geriau. Nes aš dabar normaliai sausai išmiegojau, be problemų, o ten turbūt viskas būtų šlapia dabar. Tai gal tiek to šiandien paplauksim tos 3 papildomus kilometrus, 4, užtat su gera energija ir su sausais daiktais. Paskutiniai Lietuvos metrai, o nematot atstatoma bažnyčia. Nueisime mes ten pasižiūrėti. Šiaip tai jau antra Latvių atstatoma bažnyčia. Vieną mačiau Miežatnėje atstatytą, o kitą čia atstatoma. Šiaip keista. Čia visai toks užkampis yra Latvijos mastais, pasienis, bet vat surado lėšų atstatinėje. Įdomu. Įteka upelis Vadakstis. Šitas stovykla įventa. O va čia buvo mano stovyklavietė, kur aš ketinau plaukti. Na, aš nežinau, kaip aš šitokį krantą čia būčiau užlipęs. Kažkoks taip svarbius. Nu, yra ten tokių vietelių, bet čia būtų vargo daug. Ai, ne, nusišnekėjau, Santaka dar ne čia. Čia tiesiog upė įsiskyrė sala. O gal? Va ten įteka, va ir Latvijos jau ženklas. Reikia plaukti prieš srovę. Nepakibti ant seklaus dugno. Va, visai. Nu, važiuojam ir šoksim. Puikiai. Viskas iš eilės. Vadakstis, Venta, Lietuva, Latvija. Gerai. Einame mes šiek tiek apsižiūrėti. Čia turėtų būti įdomus objektėlis. Apgriuvusi, bet atstatoma bažnyčia. Dabar į kurią pusę eit. Taip. Latvijos ženklas, taip pusė Lietuvos. Gal šito keliu ir nueisim. Svalgu čia ir tas žiūriu Vadaksties upelis. Sraunokas čia su kokia. Šia baidarė visai būtų irgi įdomu. Taip, atėjom į Latvijos Griežės kaimelį. Kita dalis kitoje upės kranto yra, ten ir dvaras yra. Bandysime išlipti pažiūrėti. O čia mes turim va tokį dalyką. Atstatinėjamas bažnyčios bokštas. Galima ir į pačią bažnyčią užeiti. Jo. Kažkaip palaidota.
net galima patekti. Tai kol kas ką mes turim vidai. O vidai mes turim vaką. Sienų konservacija viršui matosi atlikta. Čia bokštas atstatinėjimas. Kažkaip panašu, kad sustoja darbai. Padom užlipt, pažiūrėsim, kaip šį yra. Viršui tik tai taip, va. Šiandien neblogas vaizdas. Pastoliai senokai matosi sudėti. Jau yra apipuvę. Kažkada kažkas buvo daryta, bet senai. Biškį lentos matosi. Stogas tai va toksai. Kiek čia bando damūryt. Bet kažkaip viskas beviltiškai sustoja. Va. Žiūrėsim, turėtume matyti neblogų vaizdų. Va, iš ten atplaukiau. Ne. Ten smėlio karjeras yra. Va, kur yra upelis, aš ten atplaukiau. Orlenas matosi, kad jinai. Jau buvau užimą užmiršęs, bet jis jau apie save duoda žinot. Ką mes čia dar galim pamatyti? Patį dalyką. Čia ta bažnyčia užkonservuota. Taip, panašu, kad čia senokai jau nieks nieko nedaro. O gaila. Nėra čia labai sugriauta ta bažnyčia. Iš esmės sutvirtinai sienas ir uždėjai stogą, tą bokštą. Tik klausimas, ar čia labai jau daug bus lankytojų šitos bažnyčios. Nes čia tai šiaip miestelis mažas iš esmės yra.
Va, kaip jie atrodė anksčiau, šitą bažnyčią. Devyniasdešimtų metų pabaiga, dar vaisiau viskas atrodė. O 55 stogas griuvo, tai dar neblogai atrodė 50 metais, nelabai suprantu, kodėl jie taip nusigyveno. Čia neaukštose gali būti lietaus. Striukė čia pasiruošęs. Koks gražus daržas. Tėvo daržas. Čia kažkokie, kiek supratau iš tos lentos, kažkokie entuziastai bando atstatinėti. Bet, suprantu, trūksta pinigų. Tai jau šiaip tai nemažai padaryta, jinai atrodė daug baisiau negu kad buvo. Dabar dar kartą praseisim, reikia stoti baidarį ir pasiruošti lietui. Vakar tai yra. Beveik viską spėjau apsirengti. Išskyrus vieną dar rūbą. Žiūrėsim, gal nesušalčias. Jis jau pradėjo lyt, man pritrūko poros minučių. Trumpas lietus baigėsi vėl saulė. Nu, bet gerai čia. Gerai, kad jisai trumpas, aš galvoju, čia jis labai ilgam. Vienas didelis debesys praėjo. Taip, čia įteka Varduva, čia Venta ir nuo ten jau tik tai Latvija. Vat su Varduvos upeliu ir baigėsi Lietuva. Aš dar kai tik Lietuvos žemėje stoviu. Lietus tas baigėsi, reikia dabar šiek tiek apsitvarkyti. Apdžiūti ir judėti toliau, nežinau, pagal prognozę šitas vėlgi lietus turėjo būti vėliau, kažkur pusvalandžių, tai gal ne taip jau čia ir apsiriko, o paskui nebus šilta, bet lietaus turėtų nebebūti. Taip, užlipsim čia ant kalno, kas čia yra, čia turbūt baidarininkus pasiema, jau čia. Nu, kažkas panašaus į tai. Šią aikštelę. Va. Puikiai matomas ženklas nuo kelio. Paskutinė maršruto stotelė. Ventos ir Varduvos santaka. Nuo kur čia tas maršrutas? Nuo Dešimtkamienės Liepos. Nu, tai žodžiu visas Mažeikių rajonas. Išlydėjo, kaip sakant, mane Lietuva su lietum. Taip turėtų gal ir būti, Lietuva lietus. Žiūrėsim, kaip pasitiks Latvija. Čia jau trečias lietus, bet jie būna trumpi, bet staigus. Tikiuosi šitas bus toksai, kaip sakyt, nerimtas. Nes pagal debesį sprendžiu, čia turėtų greit praeiti. Gal tik tiek viską pakrapnos. Atplaukiau iki Nygrando miestelio. Sukrantu ne kažką čia. Turiu tokį. Išlipti išlipsiu, bet kaip man paskui baidarį reikės užsitarabaninti. Aš nelabai įsivaizduoju. Nes nu ten tikrai nieko nėra. Dar seno tilto poliai maišosi. Žodžiu, čia buvo ir lietaus. Ir visko. Geras tempas. Oi, būtų gerai ir papietauti, nes nelabai ką valgė šiandien be riešutų.
Varysiu, žinau, kad yra parduotuvė, tikiuosi jinai veikia. Ir tada pavalgęs startuosime ir į kempingą taikysime, kurį esam numatę. Atvykom į Nigrandą miestelį. Ilgai jame neužsibūsime. Aš į vietą nusipirksiu, gal užvalgysiu. Tai čia realiai kažkas panašaus man į pusiaukelę yra. Iki mano nakvynės vietos. Krantas baisus. Aš žinau, kreivai bazarę pastačiau, bet tikiuosi dėl to problemų nebus. Tai čia visai netoli kažkur turėtų būti parduotuvė. Taip, esam Kurzeme regione. Galim pasiduoti biškį žemėlapį. Taip, aš esu čia ir plauksiu kažkur tai maždaug iki čia. Rytoj praplaukiu Skrundą ir Rankį miestelis nakvynė, o paskui Kaudigą. Na ką, paliekam Nigrandą, šiek tiek užkandau, visgi užtempiau aš tą baidelę vėliau, šiaip ne taip. Dabar įdomu, kaip ją reiks nusileisti. Ir šiandien dar yra kelio, turime mes judėti toliau. Na, po pietų aš judame toliau, apsiniaukę, vėjas kartais priešinis, kartais šoninis, bet niekada jis man nebuvo, kad į nugarą būtų. Šitoj kelioniai, upė jau tokia didelė, plati, gerai galima irkluoti, skaiko vieną kitą žolelę, tai dabar galima nepriplaukti jas, akmenų nedaug. Jeigu ir matosi vienas kitas, tai tik tiek. Čia kairiai kažkoks tai pečius yra. Nebeveikianti gamykla. Nežinau, ką jie ten darydavo. Bet kiek mačiau, tu ten norinčiai patekti, reikia ten turbūt susitarti, nes telefono numeris parodytas. Net nežinau, turbūt nestosiu aš dėl tokio daikto. Jeigu jį net patekti negalima. Na, kadangi krantas yra, vis tik išlipau pažiūrėti, kas čia per daiktas. Nemanau, kad čia labai kažko mane nustebins, bet jeigu yra krantas, kodėlgi neišlipus. Nu jo, čia viskas žiauriai apleista. Šitą gamyklą čia turbūt kažkokia buvusi. Na, matosi čia to kamino kažkiek. Tai tik jo kažkaip tiesiogiai prieiti man nepavyksta. Čia panašu į kažkokį tai karjerą buvusį. Čia ėjau ratur. Ir tiesiog ją atėjau. Viskas užaugė medžiais. Jo, čia, jeigu aš gerai suprantu, ar tai kalkių pečius, ar kažkoks tai pečius čia buvo savo laiku. Iki 90 kažkelintų kaip visada veikia. Čia tai dabar iš vis neaišku. Tai kas čia tiesiog palikta griūt. Žodžiu, plaukiu aš toliau Venta. Šiaip nuo Nigrando nebuvo jokio miestelio, jokio kaimelio, jokių trobų, nieko. Porą žmonių su mašinom, mačiau tik atvažiavę, aplink tik miškai, miškai, miškai. Šiaip labai keista, kad kažkaip nei tų miestų yra, nei kas gyvena prie upės. Nu, kažkaip keista. Upė tai tokia jau ką, monotoniška, plati. Vėjas, kai visada man nelabai draugas. Na, kažkur liko gal valandėlę iki nakvynės. Kempingas Varkaly berods vadinasi.
Nežinau, tikiuosi, tas kempingas bus normalus, nes, kai atsimenu iš Lielupės vaikų, tai irgi ten buvo kempingas, bet ten toks laukinis buvo, kad ten nei rozetės nieko. Tai vat, man realiai rozetė labiausiai reikalinga, daugiau man nieko nereikia. Nes jau 2 GoPro baterijos nusėdo, dabar jau vat, trečia ką tik tai įdėta. Tai va, toks ir plaukimas. Nelabai, ką šiandien aš jums parodžiau, bet tiesą sakant, nelabai net ką ir buvo rodyti. Net ir krantų nėra kur išlipti. Tai turėtų būti gal už kokių 20 minučių stovyklavietė. Tai va, po Nygrando išlipsiu pirmą kartą ant žemės, nes kol kas visą laiką baidarį sėdžiu. Tai va, tokie reikalai. Tiek padavė akmenų. Tokių yra nemažų visai. Reikia saugotis. Na, aš jau visai nebetoli savo kempingo. Kažkiek čia kilometras daugiau. Šiandien stipriai labai nuirklota buvo. Gal kokie 37. Nes tie kilometrai, kurie nenuplaukti vakar, teko nuplaukti. Ir šiandien virš 30. Bet kai tokia upė, tai iš esmės plaukėsi. Kitas dalykas nelabai kur ir lipti buvo. Ką pasižiūrėt. Nelabai ką ir jums parodžiau. Nes tiesiog tokia, kaip sakyt, tiesiog tokia upė. Šiandien ir tiek. Na, akmenys ne tik upiai, bet ir krante. Ja, čia tokia biškį vaizdingesnė atkarpa. Na ką, prieky ta salelė ir už jos turėtų būti kempingas. Pagaliau. Vėliau nesikapščiau šiandien. Atrodė, kiek nedaug čia liko, bet vis tiek. Jo. Taigi, miegosim čia, grožėsimės uolomis. Žodžiu, su tuo kempingu tai čia buvo irgi reikalų. Realiai aš jį praplaukiau, nes galvojau ten toliau biškį, tam pasirodo pas kaimyną į žemę įsivrojau. Teko čia tada varyti prie šitą srovę. Paskui pamačiau, kad čia biškį jėgų švaistymas, nusprendžiau šonu. Kadangi čia negėjau šonų, tiesiog paimti ir prasitemti tą baidarį. Tai va, taip ir padariau. O čia, nu ką, nušienauta vietelė, tiesiog pasistatyti palapinį. Dėl pasikrovimo, man tas senukas, šitoks senukas, ta kempingo savininkas, sako, yra autobusų stotelė galinė čia netoli. Ten, tipo, galima nueiti ir pasikrauti. Tai sakau, ką, nieks neims nieko. Nu ne, sako, nieks neėmė. Tai nežinau, man kažkaip keistai čia atrodo viskas. Šiaip aš be elektros galiu išgyventi, manau, dar su tuo galingu powerbanku tikrai 2 naktis. Drono nekėliau. Tai, nežinau. Pažiūrėt nueisiu aš kas ten, kur ta stotelė. Bet aš abejoju, ar aš ten kažkur tai krausiu ar dar kažką, nes, nu, palikti bateriją. GoPro baterijas, ten kažkur
kad bet kas galėtų ateit paimti, nu tai nežinau, nelabai man. Nu, einam ant Brikolą, pažiūrėsim tą stotelę autobusų. Nežinau, čia netoli mačiau yra per Google Maps, kas ten tokio yra. Gal tikrai ten bent jau vieną powerbanką pasikraučiau, tą tokį prastesnį. Jo, vaizdelis tikrai nekoks. Mirštantis kaimas. Nu, ir apleisti. Kažkokiam dievo užmirštam krašte atsidūriau. Laužai kažkokie tai. Taigi kur tas autobusas važiuoja? Ar iš vis kas važiuoja? Kaip jau matau, šiokios stotelės. O kokių eksplonatų galim rasti. Žodžiu, nežinau, kur tas stotelė. Toliau aš tingiu eiti ir taip atpulniavau daug. Tiek to, eisim atgal. Žodžiu, stotelės neradau, pasivaikščiau, pažiūrėjau apgriuvusį kaimą. Ką reikia kažką užkirsti ir eit miegot. Šiandien visgi nemažai, čia 3,7 gal kilai. Čia dar dasidėjo tie kilometrai, kurie vakar buvo nenuplaukti. Tai teko jo šiandien nuplaukti. Nu o ką? Nuo plano neatsilikom, šiaip tai nuovargio yra. Reikia ilsėtis. Iki.